Aš ligoninėje pražylau per 2 savaitės. Kaip pasakyti, minuosi tuo, kad yra dar blogiau žmonėms, dar blogiau, dar baisesnės ligos, tai šaminus tik tuo. Ir kad reikės su tą ligą visą laiką gyventi ir kitaip nebus ir viskas. O Jėzu, aš jeigu paklausit, ką ten, kai buvo toj ligoniniai, tai aš negaliu net nieko atsiminti. Man buvo toks šokas, kad aš net nemoku pasakyti, iš tikrųjų, buvo žiauru. Ko labiausiai bijojai? Švirkštų. Skaudėjo? Cukrinis diabetas – tai liga, tai gyvenimo būdas, vardiklis, vienijantis visus šiuos žmonės. Kas tai per liga, mes, iš tiesų mažai tos informacijos yra visur ir niekas nežinom, yra diabetas, visi žinom, bet kas tai per daiktas, kol tiesiogiai nesusiduri, niekas nežino. Jūs turit 2 vaikiukus. Taip. Kiek jūsų vaiką metų? 4 ir 13. Nojus 4, o Deimantė 13. Tai pirmoji pažintis su vaikų diabetu, kada atsitiko? Buvo taip, kad Nojus susirgo vėjaraupiais ir turbūt prasidėjo nuo tos ligos iš tikrųjų. Kad jisai pradėjo labai gerti, labai šlapintis, labai svoris krito, bet kadangi apie diabetą nieko absoliutiškai nežinojau. Galvojau, kad tai senų žmonių liga kažkokiu tai nutukusiu. Tai buvo taip, kad išvažiavom atostogauti, tiesiog vaikas nyko akise. Nyko akise ir jau tokia nuojauta buvo, kad galvojau gal, kad prie jūros ir kad pasikeitė klimatas kažkoksai tai. Bet iš tikrųjų tai ne, grįžom iš karto į polikliniką, iš karto pasakė, kad serga cukraligė ir iš viso nežinojau, ar tai, sakau, pagydoma ta cukraligė, sako ne. Iš karto į klinikas nusiuntė, bet tokia buvo pažintis. O antroji, kadangi jau turėjom tos aparačiukus, tai aš kiek laiko patikrindavau. Todėl, kad mačiau klinikose, kad ir daugiau šeimų serga su 2 vaikais, teko susidurti ir kalbėti su mamom. Ir man galvoju, jeigu dar 1 vaikas, tai visai nežinau, kas būtų. Ir, žodžiu, vieną kartą išvažiavome į sodą, matau, kad geria. Taip, bet jau tada ne taip, kad ten patikrinta kraują ir toj pat pasižiūrėti, ten tiesiog minties galvau, neduok Dieve, gal tik tai taip troškina. Bet paskui žiūriu, kad mums čia labai 15 minučių nuo sodo grįžti namo, jau jinai nebeišlaiko ir nori šlapintis. Ir patikrinau ir tada iš karto į polikliniką ir vėl vienas per tą patį. Susirgo jinai 5 metų ir šiaip jau atsirgo gripo jinai. Ir po gripo gal mėnesis, maždaug 2 praėjo, jinai pradėjo taip gana prastai jaustis iš tiesų. Tokia pavargus, vangi visą laiką, gėrė labai daug, apetito jokio ir tik tai šlapinosi. Paskui jinai per tokio dydžio kambarį perėmė, jinai pavargau, pagulėsiu ir taip tokia apsnūdus visą laiką. Ir tada žmona važiavo pas gydytoją, nuvežė, patikrino, kad cukrus aukštas ir išvežė į Kauną. Ir tada jau ten Kaunas jau praktiškai patvirtino, kad cukrinis diabetas. Kauno medicinos klinikų endokrinologijos institutas – pagrindinė šalies įstaiga kaupianti ir tvarkanti informaciją apie vaikus sergančius cukriniu diabetu. Vaikų endokrinologijos skyriaus vedėja gydytoja Rasa Verkauskienė niekada neatsisakanti padėti ir šįkart maloniai sutiko patalkinti. Dar kartą priminti, kas tai per liga cukrinis diabetas. Diabetas yra kompleksinė liga, tai yra metabolinė liga, tai yra baltymų, ne tik angliavandenių, bet ir baltymų ir riebalų sutrikimai. Ilgainiui, esant blogai diabeto kontroliai, vystosi komplikacijos, tai yra makrovaskulinės ir mikrovaskulinės. Bet makrovaskulinės tai yra širdies kraujagyslių ligos, infarktai, insultai ir panašiai. Mikrovaskulinės tai yra inkstų pakenkimas, akių pakenkimas, nervų pakenkimas. Tai ir būtent šitos komplikacijos lemia labai pablogėjusią gyvenimo kokybę, be jokios abejonės. Pirmasis darbas, kurio turi išmokti vaikas ir jo artimieji, tai mitybos reguliavimas. Kiekvieną dieną medicinos personalas moko, ko ir kiek galima suvalgyti ir kaip teisingai reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Vaikai išmoksta atpažinti maistą, kuriame yra angliavandenių, kuriame nėra. Toliau mokomės, kurie angliavandeniai greičiau pakelia cukrų, kurie angliavandeniai kelia cukrų lėčiau. Taip pat mokomės susidėlioti maistą. Vaikai tiesiog gauna lėkštelę ir
pasiskaičiuoja, kiek yra porcijoje angliavandenių ir jie turi nustatyti, ar jiems, sakykime, to užtektų, ar jie norėtų daugiau suvalgyti. Virginija, kas čia yra? Tai yra diabeto kontrolės dienynas. Kiekvienas sergantis diabetu turėtų šitą dienyną pildyti. Rašo kiekvieną dieną, kiek suvalgo angliavandenių įrašo, koks cukraus kiekis kraujyje ir kiek suleidžia insulino. Ir kiek čia kartų per dieną išeina? Išeina 5 ir daugiau kartų per dieną turėtų pamatuoti cukraus kiekį kraujyje. Kompensuoja vaikams juostelių glikemijai tirti 5 per dieną, tai dažniausiai tiek ir išnaudoja, kartais išnaudoja ir daugiau perka papildomai juostelių. Šis stebėjimo ir ligos kontrolės procesas nenutrūkstamas. Kaip pajuokavo ponas Stasys, diabetas neturi išeiginių. Nesilaikant taisyklių, pasekmės gali būti itin liūdnos. Buvo 2 komos. Vieną naktį, tai prabudom su žmona miegojom, išgirdom, kad kriokia kažkas šalia, jau lūpos mėlynos, jinai dūsta tiesiog. Iš karto, kaip visą laiką tokia atveju, iš karto puolėm tikrinti cukrų. Cukrus pagal normas jis iš tiesų geras, net ne, ta prasme, žalioj riboj, kaip mes dabar vadinam, 4,2 buvo. Bandom suodinti, jinai kaip pagalys. Jinai, visas vaikas kaip lenta, jinai nesisėda, sulenkt negalima, saldainuką dėt. Saldainukas, jinai jau kaip be sąmonės, jinai nepraryja nieko ten, nečiulpia, iškrenta iš burnos, tada cukraus, vandens į burną šaukšteliu, pražiodyti reikėjo per prievartą jau nesdantį sukandus. Apie pusę valandos tai buvo, cukrus pakilo, musėt apie 5 kažkur tada buvo ir jinai jau atsigavo po pusės valandos. Tyrimai ir mokslo pažanga leidžia į ligą pažvelgti iš naujų perspektyvų. O kuo skiriasi tie gydymai? Gydymas penais ir... Ar ligos priežiūra, tiksliau, penais ir pompomis? Pompa iš tikrųjų šiai dienai yra tobuliausias insulino leidimo būdas. Jis skiriasi tuo, kad tai yra leidžiamas insulinas po oda pastoviai, norimų greičių. Žodžiu, yra bazinis insulino kiekis leidžiamas, bazė skiriasi paros bėgyje. Naktį, sakykime, paaugliams yra poreikis daug didesnis paryčiui dėl brendimo, todėl leidžiant prailginto veikimo insulinus, to imituoti neįmanoma sveiko fiziologinio insulino sekrecijos fiziologinės. O pompų pagalba galima užprogramuoti bazinį insulino leidimą taip, kaip yra praktiškai kuo arčiau fiziologinės insulino sekrecijos. Taip pat galima leisti labai nedidelėm dozėm, tas yra labai svarbu mažiem vaikam. Žingsniukas yra nuo 0,05 vienetų per valandą. Tai pasiekti vėlgi insulino injektoriais, insulino injekcijom yra labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Tai ir leidžiant insulino pompom, žinoma, vienas iš didelių privalumų yra tas, kad sumažėja dūrių kiekis, nes leidžiantis insuliną injektoriais vaikas patiria nuo 4 iki 5, net ir 6 injekcijų per parą. O leidžiantis insulino pompą, kateteriai keičiami maždaug kas 3 dienas. Vilijai ir dar keletui vaikų insulino pompas nupirkome iš Bėdų turgaus fondo. Kauniečiams Nojui su Deimante bei dar 10 vaikų šiemet dovaną įteikė Kauno šviesuomenė. Kalėdinį vakarą rotušėje įprasminę aukomis vaikams. Šiaulių bei Radviliškio savivaldybės priėmė teisės aktus, reglamentuojančius pompo įsigijimo kompensacijas ir prisimtą pareigą nuoširdžiai vykdo. Prieš beveik 2 metus Bėdų turgaus fondas pradėjo specialųjį projektą Diabitės LT. Projekto tikslas – surinkti lėšas ir nupirkti insulino pompas visiems to norintiems Lietuvos vaikams. Šiam tikslui sukurta novatoriška ir itin patogi priemonė – interneto svetainė. Kartu su jūsų aukomis šiandien pompomis džiaugiasi jau 85 vaikai, norinčiųjų 2 daugiau. Aukokim, neverskim vaikus laukti, idant dūrių ir skausmo mūsų atžalėlėms
būtų mažiau.